Tavo smegenys yra išnuomotos. Tik pinigų už nuomą negauni. Kol žiūri šį video, interneto algoritmai jau kovoja dėl tavo paspaudimų. Jie pažįsta tave geriau nei mama ir žino, ką nusipirksi rytoj, nors tu apie tai dar net nepagalvojai. Dėl tavo smegenų pešasi visi. Verslai, influenceriai, politikai, sukčiai ir net Lietuvai nedraugiškos valstybės. Mums nuolat bando kažką įsiūlyti – kremą, serialą, nuomonę ar naujausią trendą. Kadangi esame pastoviai prilipę prie ekranų, tai padaryti nėra labai sudėtinga. Rinkodaros specialistai skaičiuoja, kad per dieną mus pasiekia nuo 4 iki 10 tūkstančių reklaminių žinučių. Pridėkite memus, politikų pasvarstymus, juokelius. Smegenims tenka milžiniškas krūvis be sustojimo atskirinėti pelus nuo grūdų. Esame tingus gyvūnai ir mūsų smegenys nelinkusios į gilius apmąstymus ar logiką. Todėl netaip ir sunku mums ką nors įsiūlyti. Tau nepatiks, ką pasakysiu, bet tavo nuomonė greičiausiai nėra tavo, o paskutinis įsigytas daiktas vargu, ar tau tikrai reikalingas. Tai ką daryti? Internetas ir dirbtinis intelektas juk niekur nedings. Turime patys prisimti atsakomybę už savo smegenis ir pradėti su jomis tvarkytis. Panašiai, kaip pradedame sveikai maitintis ar sportuoti. Geriausias būdas kontroliuoti savo protą – lavinti kritinį mąstymą. Mokykimės nepasiduoti pirmam impulsui, kelti klausimus ir abejoti. Abejoti viskuo. Nevirskime zombiais. Užsiimkime smegenų higieną.